Olimpiečiai tarp mūsų. Radviliškiečių organizuojamas olimpinis judėjimas, skatinamas entuziastų, pasiekė ir kitus šalies rajonus. Eisenoje dalyvauja ne tik Radviliškio miesto sportininkai, bet ir svečiai. Europos veteranų nugalėtojas. Laisvai mūsų dalyviai. Čia Šitam stadione esu dalyvavęs. 61 metais esu ėjęs 5 kilometrus. Tada buvo žvyras šitam stadione, dabar džiaugiuosi matydamas tokį parką puikų, puikią areną, puikus takai. Tai norisi ir taip gražiai pražingsniuoti. Puikus oras. Aš esu irkluotojas. Anksčiau būdavo vadinamas akademinis irklavimas, to akademinio irklavimo atstovas, kurį labai mėgo, irklavimą labai mėgo pasaulio aukštųjų mokyklų jaunimas. Nu, dabar jau tas liko tik tradicija akademinio irklavimo, geografija gerokai įsiplėtė, irkluoja visi ir studentai, ir nestudentai. Ir žymiai išpopuliarėjo irklavimas. Teisėjauju irklavimo sporte, padedu organizaciniais klausimais. Ir, aktyviai dalyvau Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atkūrimo grupėje, tas buvo 1988. Ir malonu, kada jaunimas sportuoja, juda, svarbiausia yra judėti, sportuoti ir tada išaugs olimpiečiai, teisingai tarp mūsų olimpiečiai. Varno judumas, sparno dango, traukiamas įvaigių, bilekštrošų sudirba krikštolo kryma ir sygai būdo po kojom ir žemė dygo gyvybės kelias. Ateina lietus vaikelį, turi sezonas, šaknis kalbėjęs tėvas kalbėjo lapą. Žolė užkalbėta, tu gan žolės natavo, traukėsi deras, glūta traukėsi ašaros, baigė žemė, pasiėmė dėjimą, kad atiduotų jie vaisiais. Girdėjau gandą, ateina lietus, girdėjau gandą, ateina lietus, girdėjau gandą, ateina lietus, girdėjau gandą, ateina lietus. Šiandieną sakau, kad valstybė tarsi atiduoda skolą masiniam sportui arba fiziniam aktyvumui. Tas yra būtina, nes mes, aišku, kelies trečią nakties žiūri krepšinį, bet kada matai čia vaikai laksto, juk ateitis, mūsų ateitis, ką reikia daryti. O fizinis aktyvumas yra įrašytas konstitucijų, kad ne tik tai didysis sportas, bet ir kūnų kultūra yra svarbu. Ir va šiandieną duoklė kūnų kultūrai. Iš pirmos pozicijos startuoja Linkuva, iš antros pozicijos Lizdeikos gimnazija, atvykti į starto vietą.
Susipažinimas su kitų šalių žaidimais suteikia džiaugsmą ne tik žaidynių dalyviams, bet ir žiūrovams. Prieikite prie teisėjų. Taigi, ta FISA įdomi dar ir tuo, kad žiūrovai gali ir turi būti dalyviais. Ir atvirkščiai. Ir ne tik iš Lietuvos, tradicinis renginys, kurį jau kelinti metai organizuoja Radviliškio kultūros centras. Labai Radviliškio rajono savivaldybė ir administracija rengia daug įvairių švenčių ir galbūt žmonės jau yra pasisotinę, bet aš manau, kad gero ūpo ir geros nuotaikos niekada nebūna per daug ir matot šiandien pagal visą žmonių didelį būrį, kuris susirinko šiandien mūsų stadione, kad žmonėms įdomu ir jiems tai yra reikalinga. We come every July, usually for 1 month for holiday, because in my country and weather not very good. We have 2 seasons, October and winter, and that's it. So my wife, this is my wife. This is the reason why I'm here. Labą dieną. Labą dieną. Aš lietuvė. Lietuvė, ne? Tai jūs gal pavertėjot gali? Gerai, ne problema. Tiesiog paklauskit, kaip jaučiasi, tarkim, kai mato tradicinius lietuviškus visus tos pasirodymus, kaip atrodo jo akimis visą tai. How do you feel and how you like to look at it? Traditional It's great. I love ceremony. tradition and I love people being proud of their culture. And it's really good to see. It's very, very great watching people being very patriotic. It's good and I love it. The FISA game is very nice really, and everything preparing well.
The organization is wonderful, and we like to have the same tafisa also. We will do it in Cairo. Futbolas – magiškas žodis Lietuvoje ir visame pasaulyje. Varžybos taip pat įtrauktos į tafisa varžybų sąrašą. We are very happy at your country and feel everything is perfect. The food, the city, and the people. They are all very kindness for us, especially the volunteer. the girls are beautiful, and also we like the weather. We like everything in our country. That's all. Thank you. Šventė baigėsi. Gyvenimas tęsiasi.
Jis prisipildė nauja patirtimi, naujais išgyvenimais. Tebūnie tas puikus laikas prisimenamas tik gerais žodžiais. Gerų atostogų, o kas dirba, vasariškai gaivaus ir šilto bendravimo šeimoje ir darbe.